5 metai mano komandoje, jinai siekia, eina, daro ir gali sakyti, aš galiu pasiduoti, nieko nedaryti, nes esu ypatinga, bet jinai man yra labai pavyzdys, kadangi aš jas stebiu kiekvieną dieną jos veiksmus ir kas man labai patinka, kad jinai ieško būdų, kaip padaryti, kaip užsidirbti ir aktyviai veda gyvenimą. Tai palaikykit, šiandien jos pirmas debiutas ir šaunuolė, didžiuojasi tavimi. Tai galėjai įtrykti buvo pabudėti. Tai labas visiems, aš esu Agnė. Už manęs matot nuotrauką, kaip matot, apranga ta pati, nes ši nuotrauka buvo fotografuota praeitą kartą, kai aš buvau vasaros metu čia ir pasiėmiau mikrofoną, dabar neturiu, bet pasiėmiau ir pasakiau, kad aš būsiu čia, aš stovėsiu ant scenos ir kaip matot, svajonės pildosi. Čia dar matot mano Facebooką, Instagramą, TikToką turbūt nepasidalinau, tai pradėkim toliau. Taigi, kas yra naujoko startas arba nuo ko turi pradėti žmogus, kai ateina į temą ir užsiregistruoja. Tai pirmas dalykas - sužinoti arba apsispręsti, ką jis nori daryti. Ar jisai tiesiog nori naudoti produktus savo ir savo šeimai, savo šeimos nariams, ar jis nori uždirbti pinigus. Tai yra antroji galimybė temų, tai iš rekomendacijų mes uždirbam parduodami produktus. Ir trečioji yra galimybė, tai tiesiog kurti komandą, kviesti žmonės į savo komandą, kurie nori sutaupyti ir naudoti taip pat etamo įvairius produktus. Toliau, ką jis dar turi daryti? Jeigu jisai jau nusprendė būti ir uždirbti pinigus iš etamo produktų, tai tuomet jisai turėtų rodyti, kad naudoja produktus, o tai reikėtų daryti susikūrus socialinę mediją. Tai kaip ir sakiau, Facebookas, Instagramas, tuomet YouTube'as, nes YouTube'ą irgi daug kas žiūri, ir visi kiti, kaip Gediminas sakė, jeigu vienas kažkas užlūžtų, tai turėsit ir dirbsit kitoje platformoje. Toliau, ką jis turi padaryti, tai kai jau susikuria šios socialinius tinklus, tuomet turėtų įeiti į savo elektroninę parduotuvę, pasidaryti užsakymą, kad žinotų, apie ką pasako tose socialiniuose tinkluose. Tuomet išbandyti produktus ir sukurti savo atsiliepimus, kad galėtų jau pasakoti apie juos, žinoma, rodyti tai, ką daro, ką naudoja. Aišku, jeigu baisu kalbėti ir save rodyti, tuomet galima tiesiog rodyti produktus ir apie juos kalbėti. Bet sakyčiau, kad geriau rodyti save, nes žmonės labiau reaguoja į emociją, į tai, ką tu parodai, koks tu esi, kokį tu video ar tiesiog savo foto nuotrauką sukuri, nes tai yra tavo. Tai yra ne iš interneto, o tai yra tiesiog tavo ir tavo kūrybos. Ką dar jis turėtų padaryti? Tai jeigu jis jau nori ten pardavinėti, tai tuomet, sakyčiau, vizitinę susikurti, gali susikurti savo brandą, savo logotipą, savo lipdukus, žiūrim, kaip kas parduoda, kaip kas ten pakuoja ir siunčia panašiai. Tai dar sakyčiau, kad reikėtų, jeigu jau turi Facebooką, tuomet susikurti savo grupę arba puslapį ir tuomet dirbti tenai. Taip pat eiti per visus turgelius, bandyti tam tokius pardavimus daryti ir panašiai. Na ir sakyčiau, svarbiausias dalykas, ką jis turi daryti, tai pasitikėti tuo žmogumi, kuris jį užregistravo, tai yra jo mentoris, nes klausti tai, ko jis nežino, kas jam nepatogu galbūt klausti, nes, kaip Gediminas sakė, durnų klausimų nėra. Tai apie naujoko startą tiek, o dabar apie mane.
Taigi, Atsiprašau, biškutį, labai atsiprašau. Aglyte, kadangi tai yra tavo pirmas debutas ir mes labai norėsim gražių nuotraukų su tavim, prašau biškį į priekį, kur tavo veidukas nėra nušviestas. Ačiū tau, dabar mes tave filmuosim, šnekėk. Nu tai tuomet pasimsiu lapą, savo planą. Taigi, kas aš esu? Aš esu Agnė, dirbu FM jau 5 metus. Taip pat aš vadinu save kūrėja, nes kuriu papuošalus, tai čia kūrinys yra mano, ant rankų yra mano ir mes taip pat su Mindaugu dar kuriam ir verbas, ir įvairius dekoro elementus namams. Ir dabar naujausias mano kūrinys yra, mūsų kūrinys, atsiprašau, tai yra tušinukai su motyvacinė žinutė. O motyvacinė žinutė yra žodis tu gali. Bet jeigu domins, kreipkitės į mūsų Mindaugų. Na ir dabar, ką dar galiu aš papasakoti, kuo nutrikau papildai padedama ir padėjo. Taigi, aš, kaip žinot, galbūt nežinot, dalyvavau FIT6 programoje. Ir aš, kai sužinojau, kad ji bus, aš svėriau 70,2 kg. Tai tos programos dėka FIT6 ir, žinoma, ir Vitautės, ir tiesiog čiato palaikymo dėka ir mūsų būtent nutrikau papildų dėka, aš atsikračiau 11 kg. Šiandieną jau aš tos programos nebenaudoju. Valgau tikrai įvairių maistą, leidžiu savo valgyti ir pizzą, ir hamburgerį, ir panašiai. Bet tą programą, kai turėjom, mes kas 6 mėnesius programa vyko ir kas mėnesį mes turėjom skirtingus papildus. Ir žinoma, ten įvairius draudimus, įvairių dalykų reikėjo atsisakyti ir panašiai. Ir dar mes turėjom tokį kaip čiatą, kur palaikėm vieną kitą, dalinamės receptais įvairiausiais ir sveikais, ir visokiais ten išmokom ir ledus gaminti, ir saldumynus visokius ten. Tikrai daug pavyko čiate, o smagiausia dalis buvo, tai buvo žalia rakto skylutė. O tai reiškia, kad turėjom eiti į parduotuvę, ieškoti žalios raktų skylutės ant produktų. Galbūt ne visi žinot, kas tai yra. Tad Mindaugo dėka jūs to sužinosit. Jums per rankas praleis vieną produktą, kuris yra su žalia raktų skylutė. Paskui, aišku, galėsit jį ir paragauti. Tai tokia linksmiausia, sakyčiau, dalis buvo to, kad ieškojom. Ir dabar aš šiandien sveriu, penktadienį pasisvėriau, sveriu 64,3. Šiek tiek, kaip mato, sugrįžo, nors ir nenaudoju tos programos. Nesimato. Tai nenaudoju tos programos, tai šiek tiek sugrįžo. Bet aš dabar geriu papildą Ideal Shape, kuris man padeda būtent išlaikyti šį mano tokį svorį. Ir tikrai svoris neauga. Tad jeigu jūs norite irgi išlaikyti svorį, aišku, sakoma, kad jeigu sportuosi, maitinsi sveikai, tai ir šis papildas padės numesti svorio. Tai apie Ideal Shape aš labai ten nepasakosiu jums sudėčių, bet jeigu norėsit pasižiūrėsit savo elektroninę parduotuvę turit, tai galit kiekvienas pasižiūrėti. Ir jeigu dar domins daugiau informacijos, tai kai Vitautė atvyks, galėsit kreiptis į ją. Toliau. Taigi, kuo aš kitokia, sakykim taip. Matėt, aš atėjau su pagalba, dabar pradėjau drebėti ir šiek tiek graudintis. Tai aš turiu tokią dovanėlę, sakykim taip, tokią ligą, kuri mano kūną
padaro tokį, kaip spastinis vadinasi tas kūno sustojimas toksai, sakykim taip. Ir dabar aš būna dažnai nukrentu, dažnai suklumpu ir panašiai. Jeigu būtų man nei Živilė nepadėjus, tai galbūt būčiau ir įskridus čia, kaip aš vadinu. Ir žodžiu, aš paskutinį kartą nukritau nuo dviračio ir man pradėjo skaudėti šitą kelį. Ir kai nuėjau pas daktarę, man peršvietė ir pasakė, kad galbūt tai yra senyvo amžiaus liga mano šitam kelyje ir jisai jau yra susidėvėjęs. Arba tai labiau tai turi šią ligą kelyje, sąnariuose, kai žmonės yra sportuojantis, daug krenta ir panašiai. Tad dabar aš šį savo kelį, ir žinoma kitus sąnarius, stiprinu su šiuo kolagenu būtent, kuris skirtas sąnariams. Tad, kaip aš sakau, man beje yra 34, tad, kaip aš sakau, reikia rūpintis sveikata nuo 30 metų, nes nuo 30 metų tai jau organizmas duoda ženklus, kad jau tu nebesi 18. Tai va, toliau, trečias papildas, kuris man padėjo ir padeda, tai yra Magnesium Forte papildas. Ir aš jį geriu, nes kai pas mane yra spastika, va, tas žodis. Tai kai pas mane yra spastika, pas mane naktim būdavo, kai negeriau, būdavo kojų traukimai, raumenų, ten visokie skausmai ir panašiai, keldavausi naktį, reikėdavo net prasivaikščiot, nes mano koja turi čia tokį gumbelį ir žodžiu, kad praeitų tas skausmas ir mano koja įsikėsintų ir nebūtų tų magnių ir nebūtų tų spazmų, tai tuomet reikia netgi ir keltis, prasivaikščiot, kad vėl atsistatytų į tą normalią būseną mano koja ir galėčiau tuomet toliau miegoti sau ramiai. Tad šis papildas padėjo ir padeda tikrai. Todėl aš rekomenduoju jums naudoti papildus mūsų, o ne iš vaistinės, nes jie tikrai veikia. Toliau, kas dar pas mane buvo? Greičiausiai tai buvo pakelkit rankas, kas naudoja nutrikaus papildus. Nu va, visi naudoja, tai labai smagu. Galbūt yra koks nors savanoris, kuris nori papasakot, ar savanorė apie papildus, kurie padėjo jums ir kuo padėjo. Aktyvių matau nėra. Na nieko tokio. Bet galbūt vėliau būsit aktyvesni, tiesiog ateisit, norėsit pabendrauti, susipažint. Tad ačiū jums labai už šią galimybę. Man tai buvo tikrai pirmas kartas. Kaip matot, mano rankos dreba. Kojas irgi dreba. Aš galiu, galit ir jūs. Tikrai taip, ir tu esi mums visiems pavyzdys, nes, kaip sakyti, jeigu abu negali, tai mes visi galim.